Labas rytas, suraitytas. Ne iš lovos, o iš mašinos. Žirgeliai pabalnoti. Mes atostogaujam, varom į naują nuotykį, naują žygį. Maršrutas gimė per vieną dieną, Tomulis atsisėdo, greitai sudarė maršrutą, varom į Uteną, nuo Utenos varysim pro Zarasus, pro visus ežerėlius į Latviją, Latgalės kraštą. Daugpilis, Rezekne, Kraslava ir ten iki pat viršaus iki Estijos. Turėtų būti 7 dienos, o gal ir daugiau. Tik mieste turim jau. Laukia linksmoji dalis. Visi tašiukai, tip ant dviračio. Atvykom, Skaidriai linkėjimai, priims mūsų mašiną pabūti kiemukiai, o mes dabar jau pakuojamės. Atsirado pas mumis naujiena, tai va šitie laikikliai nauji. Dedas 2 galinės tašės, kad nereiktų tų kukulių visokių dėti. Ir ta galinė va čia labai gerai atsirems mano. Nu, uždės Tomutis viską parodysim. Visai dailiai atrodo. Dar priekio nėra. Labai greitai Tomas dirba. Galiniai tai geruliai. Bandėm pakelti dviračius, tai be šansų. Iš kur tiek žmonėm visko reikia. Iškart pasipuošiau tokiom vėliavėlėm. Nes neturėjom vėliavėlių. Gerai, tas dar nepririštas. Toma biški lengvesnis. Lengvesnis Toma biški. Aš jau su šalmu, su arbūzu. Skrybmelių neėmėm, nes nuo vėjo jas blaška. Taip, jeigu bus karšta, minsim be šalmo. Atsisėskim ant kelmelę ir suvalgykim dešrelę. Jau. Paruošti. Skelbiu, kelionę pradėta. Svoris nerealus. Jaučiu kokį 40 kg, su manim jau 140. Viskai pradeda startuoti. Kūros eina. Kaip jums sekasi? Kiek tos Utenos, tas miestas su tokiais fūriniais dviračiais, tai ne kažką. Lėksim link Zarasų, o nuo Zarasų jau iki Daugpilio ten nebe daug ko belieka. Kaip atrodo naujos tašės. Visas baltos čia bažnytėlės. Labai įdomios. Kaip vadina šitas ežeras? Alaušo ežeras. Ežerų kraštas, jau nori maudytis. Šiltas vanduo. Va, gyvena kuoduotojai antis, dančiasnapis gyvena čia. Kirai, rudagalvė antis, didysis, baltasis, mes tą matėm upiai. Žiūrėk, kiek objektų yra visokių, matai, skulptūra. Akmuo, piliakalnis. Matai jų herbs su šitais karosais. Minam palei Alaušo ežerą. Labai gražios vietos. Čia toks vingiuots kelias eina grinai palei pakrantą. Gražu. Apačioje ežerėlis, kurio nematom. Po didelę prakaitą išleimą, malonumai. Alaušynė. Alaus šynė gal. Oi, nu kelia jau gražumas, ajajai. Ežerai, vingiai, kalnai. Pasakėlė. Ta kelionė, kada noris tiesiog filmuoti kelią, aišku, čia nesuprasi per kamerą, bet kai fuks tai gerulis. Posūkis, kalnas, medžiai. Saulės nėra, oras geras, super. Pavarų pirštelis šiandien dirba. Į aukštesnę, į žemesnę pavarą. Sakau, kodėl mūsų rats negali būti šitokia gražuma. Tada pirmi kilometrai, sakysiu, nafik tie kalnai. O, maga. Pakalnės. Posūkiukai, grinai kaip dubysa tokia pat. Kelias vingiuotas, mašinų nėra ir vėl į kalną.
Utenoje aš esu buvus, bet aišku nesu dviračiu. O Zarasuose tai ne. Toms yra buvęs Zarasuose prieš 4 metus buvo varžybos. Tada mes kai susipažinom, kai buvo jaunas, sportiškas. Nu ir dabar gražuolis ir jaunuolis. Negaliu pavyti, išsigulėjęs, dviračio pasilgęs. Tai labai nori Zarasų tą apžvalgos takelį į ežerą, kur eina. Tai ten greičiausia papietausim ir varysime toliau. Mūsų tikslas užkariauti Latviją, Lietuva tik tarpinė. 10%. Kokie mes gravelė, jeigu be gravelio kelią. Mums pasirinka gerą, aš vėl blogą. O taip, pasmunka. Oh my god. Eik sau. Linksmadienis. Smėlis, niekaip. Norėjom jūros, tai va jūra čia. Į smėlynus įpuolėm. Mūsų baikai nelabai smėlį mėgsta. Nu jo, čia keliukai tai labai normalus. Smagus labai. Aišku, su MTB tai čia rojus. Su tašėm mažiau smagus, euros dar padangos pas mugana. Sukam iš to nuostabaus žvyrkeliai plentą. Tamsaka iš palidovinės toks smagus keliuks atrodė, lėk ir norėk. Prasistūmėm beveik. Sugaišom pagrindinių, galėjom važiuoti geriau. Na, jie tokie, bet labai gražus kalnai. Rulonai, karvės. Susiliekime su gamta. To ir važiuojam. Smegenis išplauti. Nuo triukšmo, nuo žmonių. Nuo visokių negerų minčių. Bet visur baltas bažnyčios. Pravarėm upę Šventąją, visai graži tokia. Kaip prieš tą vėją variau nuo to kalno, atrodo, kad šalmą nunešu. Toks greitis, tie tai gerai varė į kalną, net nepakėlė rankos. Graži upė atplaukta, graži būta, ne, labai. Jo, labai. Oh my gosh. Čia va basų kojų takas net yra. Visas va basų kojų takas. O tai kur tavo vaikai? Kur vaikai tavo? Ką? Važiuosi su mumis? Į Latviją? Nori migrantę būti? Jo? Su mama ar vaikai? Kur vaikai? Berniuks ar mergaitė tu? Uodegos gals balts. Kaip jums kalnai? Labai gražu. Eilinis kalniukas ir gražus pavadinimas kaimuko Purvynė. Ne. Aviliai, 2 netgi. Viens taukits mano. Lauksim autobusą. Vietoj kavos marmalą kažkokį duos. Pertraukėlę stoteliai. Užsidėjau akinius, Madė Inkinija, bandysim, gal nepamėsiu. Iki Zarasų apie 20 km lika, o nuo Zarasų iki Latvijos dar apie kokį 30. Nu, kol kas akiniai labai gerai, kaip tyčia musė, kai trenkės, gal ne musė, bitė, tiesiai į stiklą. Pro mano akinius jau būtų pralindus. Labą dieną. Šlynikos vandens malūnas. Nueinam žiūrėti, kas čia per malūnas. Kvepia dar miltais. Čia galima užeiti. Visur balta nuo miltų. Ir miltų yra. Kažkokie visokie malūno daiktai.
Geras, ane, svarstyklės. Čia va, matai, atsidaro tie. Kvep miltais viskas. Ai, va čia galima nulipti ant ją pačią, kur buvom. Geldos. O, čia skylė. Nuliuks. Žiūrėk, kad galima miltus, kvietiniai miltai. Žiūrėk, kokių pinigų kolekcija. Visokių šukus. Oho! Užtvankėlę. Va čia, kai upė pakyla ir tada jį sukdavo. Visai įdomi, ne? Lankėme malūnę. Visas rankas išsimalūninau, kaip tikras malūnininkas. Nu negi vėl mes gausim lietaus. Galima po miškus visur pasivaikščioti, ten apžvalgos rats, varysim iki jo, bažnyčia, pastats, kažkas gražaus ir lietaus debesis juodi. Gausim lietaus ar ne? Tos varžybos, kur Toms dalyvavo, jis dalyvavo tik prieš 4 metus. Panašus iš Pasvalio brolį. O kaip mes pateksim į viršų? Čia tako pabaiga, čia apžvalgos ratas, bet mes su dviračiai čia nepateksim. Vau! Atvykom. O, jis jud visas. Tuoj bus ajajai. Lietutis. Priimtas sprendimas varyti lietų. Varom į kelią. Nebevalgom Zarasuose. Norim aplenkti lietų kažkaip, bet jaučiu, kad mes į jį pakliūsim. O čia jau įdomiau. Bažnyčia pleista. Apleistutė. Aišku, čia į vidų nieko gero nebelikė. Viskas sukritę. Nuo lietaus pasislėpti galima. Graži. Graži buvo viduj. Varpai visi buvo. Ir visa kita. Labai daug apleistų bažnyčių yra Latvijoje. Jau mes Latvijoje. Lietus kažkur eina. Spėjom važiuoti pirms objektas. Pirms objektas apleista bažnytėlė. Nu, iš bėdos galima įlyst pasislėpti nuo lietaus. Bažnyčiai dar nebuvom nakvoję. Nuo kelio matęs jau. Ir čia rašo bunkeris, kuris užrakins. Su raudonais serbentais. Tai ko mes čia grūdomės? Nieko. Kažkas čia buvo panaudojęs kažką. Nieko gero. Tada neparašyta, kad čia užrakinta. Pasirinktas vėlaukėlės. Kaip jums žvyrkelis šitas? Geras, bet lietus nieko gero. Tai nelyja lietus, dar gal nelis. Nenoriu, čia su visa kruša bus. Nebus. Lietus. Išpraus. Lietus darėsi vis stipresnis ir stipresnis, bet mes vis nesivelkame lietpalčių, nes norime atsigaivinti. Ir jau girdėjau dundulį
13 km iki Daugpilio. Suknis Tatarka, Mukalynė. Niekaip negalima pavažiuoti. Nei greičiau, nei lėčiau. Girdėjai griaustinis. Aha, smagiai. Suknis Tatarka. Kaip jūs jaučiatės? Dabar ant šlapių rūbų užsidėjom ponšus. Aš irgi tapau maišo žmogumi. Būsime maišo žmonės. Pats mieliausias ženklas Latvijoje. Tai reiškia, kad už 150 metrų bus nebežvirkinis. Išgyvenom Tatarką, asfaltas. Asfaltas! Viskas išlaikė. Yeah. O, meniuką reikia nupilti. Šalia Daugpilio jau. Kebabų jau belia kaip reikia, kažkur jau kūro trūks. Garmins ir tas numirė nuo lietaus. Ne nuo lietaus, nuo nuovargė. Nežinau, baigiam atminti iki Daugpilio, bet čia kažkas kaip priemiestis prasidėjo. Maušė. Kaip mes tą lietų priekį debesis gražius, matau, mes jį atsivežam realiai. Vežam čia su žaibais, su perkūnija, visą šlapę. Nu, nieko tokia, persirengsim, rūbų turim. Varysim dabar ieškoti maistelę, pavalgyti. Ir žiūrėsim, kas toliau. Mes jau Daugpilyje. Atvykom į Daugavpilis. Va taip, nu mum Daugpilis. Jeigu mėgstat kelionės laikų, tai va 30 metų atgal šnakt ir esi čia. Kareivis kažkoks tai sovietinis stovi tenais. Varam ieškoti maisto, kirsti Dauguvos upę ir atsikratyti šitų mašinų. Va čia toks centras. Ir išlindo saulė. Cepelinai. Namų virtuvės cepelinai. Kur tu cepelinai? Mažiai cepelinai. Baltik. Čia jaučiu išardyta viską, žiūrėk, čia jie nedirba. Gražu, kodėl sako, kad negražu? Gėlynai, aikštė. Nebloga, hoteliai. Nu, va, kokia graži aikštė, centras, Latgala. Nu, labai gražu. Kepa mūsų maistas. Labai norim bulvinių blynų ir kebabų. Niam. Šiandien vakarienė bus latviška. Negaminama. Sakė 10 minučių lauk, tai dabar pavalgysim jau 7 valandos vakare, gal kokios arbatėlės atsigersim ir viskas. Labai karšta, kaip ant brit iškepė. Kai 90 km numeni, viskas nem. Beveik nieko nepaėdęs. Nu ir paprastas blynas gardus. Bulka. Nu pasiliksim vakarienį. Šiaip savo, ne? Ne, šiaip kulkas mums. Blynai buvo pietai, kebabs vakarienė. O ne. Nem. Neblogas. Dabar mūsų tikslas surasti Daugpilio pilį. Pasivažinėti senamiesčiu ir važiuosim į miego vietą, o miego vieta dar labai toli. Tai šiandien mes miego vietoj būsim labai vėlai. Smirdami žalais. Pilaitė. Tvirtovė čia iš tikrųjų skaitos. Tvirtovė čia lyg tai caro laikui, man atrodo. Tai neklystu. Bet galiu įklysti, kaip ten sako. Nu, это не точно. Nu, įdomiai. Gerai atrodo. Jo. Ten langiukai.
pirkdavom maistu. Kafeinica. Tik vaikščiai čia galima, nu bet mes tuščiai yra, nekliūsim čia karėdam. Į vidų va kažkokias duris valiai, bet jau mes jau nebeeisim. Kur čia? O, čia tas tilts pakeliam. Tai va, mūsų žygė ir yra maršrutas, didesnė dalį bus po Daugpilio rajoną Latgalę. Tai va, mes va taip varysim čia, po to kur ta upytė. Nu, varysim Kraslavą, po to kažkaip, nežinau, Agloną, kažkaip čia Rezeknė ir ten patį viršų. Tomas sakė, čia pilies vaiduoklius. Paskaitė. Žiūrėk, kaip gražiai padaryta. Viskas čia tos pilies teritorijoje. Ir jie čia gyvena žmonės, netgi pilies teritorijoje. Paliekame pilies rūmus. Tokiais keliais važiuojame į miesto. Takelis, nauji sodiukai. Ir ką dar reikia? Niekaip negalim išvažiuoti iš to Daugpilio, jau baigiam vieną. Baigiam tikrai Daugpilį, po to priemiestį. Ir dabar jau judam link Dauguvos. Ten yra nakvynės vieta toms pažymėjęs. Tikėkimės, nebus užimta. Jau kokį 100 kilometrų turim atpurtę rūras. Valandų jau 8:30. Nu dar valandžikę turim, bet jau suktis reikia. Nieko, kaip nors. Bet aš pastebėjau, čia visi tie žmonės ir čia mes taip jau nusiteikę atvarėm. Tokia pikti. Labai tokie grubus, pikti, rusiškai kalbantis, latviškai negirdėjau iš vis net kalbančių žmonių. Vis tiek mes važiuojam pagal Eurovelo 11 kelią ir kažkokį kitą latvišką 35. Grybai auga. Belia ką ir viskas tik mūsų. Fantastišen. Fantastišen. Ir prieims prie upės, viskas. Vertėja čia brautis vis tiek, kad į vėliau, bet dažyk visą šviesą. Šiukšlės pasimk, ugnies nekurk ir erkės saugokis. Natūralus parkas čia. O, mes jau greitai būsim čia. Jau nebetoli Kraslavos mes. 119, kaip ir sakei. Daugybė laiptų. Kokie čia atitempiami stalai. Štai tokia. Mūrinė. Tiek toli maudymasi vieta, kad jau praėjo nors maudytis. Jaučiu tom sakys, parnešk vandens. Greituoju būdu nusiprausim prie palapinės. 10 valandų, namą turim, tualetą turim, pavėsinę palapinę turim.
Taip įsakiau, kad tom sakys, kad eit vandens parnešti. Aš jau visiems pasakiau, kad tu taip sakysi. Eisim praustis, gal arbatos gersim, o gal ir nebegersim, ane? Einu praustis. Koks vandenuk šiltuma. Siaubas, nesinorėjo lyst laukan, bet vieni akmenys, krantukė gerai tie batai, kad pasiėmiau batus neštumui. Vandenėlė. Jūs jau manęs nebematot, nes taip ir turi būti. Pirma diena baigta. Labanaktis. Mes einam čiučiut pamiegosim, o rytoj atsikelsim ir vėl minsim. Šiandien buvo sunki diena, 119 km, taigi iki rytojaus. Ate. Vasaros saulė kelią nušviečia, džiugina mus. Dviračiai rieda, nuotykiai laukia, pasaulis platus. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Lietus ir vėjas, kelias duobėtas, mums nebaisus. Noras keliauti, saulę pagauti, vienija mus. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu. Vėjo pagautus, tašo mums plaukus. Laisvę jaučiu, atostogų metas, sukasi ratai, riedam kartu.